Labas rytas Dievo bažnyčia. Ko nemačiau, dar sveikinu su naujais viešpatės metais. Jis buvo mūsų Dievas. Pernai jis mūsų Dievas ir šiemet. Ir jo metai nesibaigė, jis yra amžinas. Viešpats karaliauja, čia 99 psalmė. Tegu dreba tautos. Jis sėdi tarp cherubų, te dreba žemė. Viešpats yra didis Sione. Jis yra aukščiau nei visos tautos. Te giria jie tavo vardą, didį ir baisų. Jis yra šventas. Viešpats yra šventas, jis karaliauja, jis iš tiesų yra aukščiau viso to, ką mes matom savo fiziniam akim. Ir net jeigu atrodo, kad kažkur kažkas vyksta keisto, nenumatyto, visada guodžia žinojimas, kad Dievas viską mato, kad Dievas viską kontroliuoja. Dar neprasidėjus kažkokiem įvykiam, jis jau turėjo išeitį. Jis jau buvo numatęs ir tą įvykį, ir išeitį, ir sprendimą, nes jis karaliauja, jo viešpatystė amžina ir jis nepavargsta ir nepailsta. Aleliuja. Ir šiandien mes ir vėl susirinkom tam, kad garbintume viešpatį. Kaip ir ragina psalmė, te giria jie tavo vardą, didį ir baisų, jis yra šventas. Dieve, mes žinom, kad tavo vardas yra šventas. Mes žinom, kad tu karaliauji. Mes žinom, kad tavo dienos nesibaigia. Mes žinom, Dieve, kad tu esi viešpats. Ir mūsų širdis prisirišus prie tavęs, prisilipinus prie tavęs. Ir mes šiandien sakom, kad mums reikia tavęs. Mums reikia tavęs. Mums reikia matyti tavo šlovę. Mums reikia matyti, kaip tu karaliauji. Mums reikia matyti tave išaukštintą, kad tu esi virš visko, virš visos žemės, virš visatos, virš visų tautų, virš visų karalių, virš visų politikų, virš visų žemės valdovų. Tu esi aukščiausias. Tu esi aukščiausias ir vienintelis tavo vardas vertas, kad jam lenktumėmės, kad jam tarnautume, kad jį girtume. Tavo vardas yra didis, tavo vardas yra vienintelis, tavo vardas karaliauja, šėra mana nezeregė, sėra mana neserekera laragrisiriki. Tu sėdi tarp cherubų, tu sėdi tarp cherubų ir visos žemės ir dangaus būtybės tarnauja tau, visos dangaus būtybės lenkiasi tau, cherubai ir vyresnieji. Ir visi angelai, ir žemė dreba tavo akivaizdoje, ir žemė ir dangus šlovina tave, ir visi žemės kūriniai, soromana necheretė, gyvūnai, paukščiai, žuvis ir visi jūrų gyventojai. Visa, kas gyva, šlovina Dievą. Aš sakau, visa, kas gyva, šlovina Dievą. Aš sakau, visa, kas gyva, šlovina Dievą. Kora mana neherendė. Kėra mana neherendė. Ir iš ties, Dieve, iš visų labiausiai tu lauki savo vaikų, sukurtų pagal tavo atvaizdą ir tavo pavydalą. Tu lauki savo vaikų gyriaus, savo vaikų padėkos, savo vaikų gyriaus, savo vaikų šlovinimo. Ora mena nezeregė. Tu lauki, kol tavo bažnyčia atvers lūpas ir šlovins tave. Tu lauki, kol tavo bažnyčia pakel savo balsą. Ora mana neherendera lara grisiriki. Tu sakai, leisk išgirsti tavo balsą, nes tavo balsas gražus, tavo balsas švelnus. Dieve, tu lauki savo vaikų balso. Tu lauki, kol mes atversim savo lūpas, savo burnas, kol mes girsim tave, kol mes šlovinsim tave. Halleluja, Dieve, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Dieve, mes šlovinam tave. Mes šlovinam tave, mes pakeliam savo balsus. Mes pakeliam savo balsus į dangų.
Mes pakeliam savo balsus į dangų. Mes šiandien sakom, Dievas yra gyvas. Jis didis ir šlovingas. Jis vertas padėkos, jis nuostabus. Jis nuostabus, jis nuostabus, jis nuostabus. Jis nuostabus. Jis nuostabus. Dieve, atsiverk savo grožyje. Atsiverk, apsireikšk savo grožyje, kad mes savo širdies akimis regėtume tave, kad mes matytume tave šventumo grožyje. Halleluja, rena mezere gerala graisiriki, shira mana nezere gerala grasara kerala grihiridi. Halleluja, 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 halleluja. Lera mana no horondoroloro berlara grendere gerala grisirigi. Pakelk savo balsą bažnyčią. Pakelk savo balsą bažnyčią. Pakelk savo akis nuotaką. Pakelk savo akis į tą, kuris yra tavo jaunikis, tavo išgelbėtojas, tavo vienintelis sūnamės rengėjai. Pakelk savo akis į tą, kuris nuostabiausias visoje žemėje. Pakelk savo akis ir kalbėk jam. Kalbėk jam sonome hereterala grizirigi. Dieve, atverk šitos šaltinius mūsų širdyje. Atverk dvasios šaltinius mūsų širdyse. Tu davėjai savo šventąją dvasią, kad jinai gyventų mumyse, kad per ją mes šlovintume ir aukštintume tave. Viešpatie Dieve, keira mana neherendėjai, keira mana nohorondoroloro brizirigi. Dieve, mes duodam tau savo lūpas, savo liežuvį. Mes pasitikim, kad savo šventąją dvasią tu per mūsų lūpas kalbi šlovę, kalbi gyrių, kalbi padėką, nesuprantamais žodžiais, dvasinėmis kalbomis. Dieve, tu kalbi, šventoji dvasia, tu kalbi, tu šlovini, tu aukštini tą, kuris buvo, kuris yra, kuris ateina. Tu aukštini tą, kuriam šlovė per amžių ir amžius. Halleluja, Dieve, gerala ramasankana neherederala grihiridi. Halleluja, rana neherederala rendere gerala randerige. Halleluja, rana neherederala rihiridira reherede. Yera mana nohorodorolo berala grendirigirala berala grihiridira rihiridi. Shira mana no horodorolo horondorolo rendere gerala grandiri gerala graya. Yera mana no horodorolo reherede. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Viešpats karaliauja, viešpats karaliauja. Viešpats karaliauja, viešpats karaliauja šitoje vietoje. Jis karaliauja, te dreba žemė, visa žemė te atiduoda jam šlovę. Viešpats karaliauja, jėra mana neherendera lara reherende. Jėra mana reherendera lara baralara rendere gera lara baralara greherede. Yera mana rohoro doroloro beralara grindiri giralara rendere giralara rendere ge. Halleluja, halleluja, halleluja. Dieve, patrauk mūsų širdis prie tavęs. Atverk mūsų dvasios akis, kad mes matytume, kad mes regėtume tave karaliaujantį, tave išaukštintą, tave vainikuotą, kad mes matytume tave karūnuotą, tave šlovingą savo sostę, sėdinti tarp cherubų, Tu pasakai žodį ir jis išsipildo. Tu pasakai žodį ir tavo angelai jį pagauna ir atneša į šią žemę ir išpildo. Tu pasakai žodį ir tavo angelai jį pagauna. Tu padarai savo tarnus kaip liepsnojančius deglus.
Jie neša tavo žodį, jie uždega. Suname hereteralera grosoroko. Tavo šlovės, tavo šventumo ugnim, jie uždega. Hallelujah, ranane herederalera haradaralera reherede. Yeramanana haradaralera baralera greherederalera baralera grondoro gorolora brizirigi. Shiramanano zoro gorolora baralera griziri garalera baralera grenderige. Dieve, tavo šlovę trokštam matyt. Tavo šlovę trokštam matyt. Tavo šlovę matyt kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Ar mes bažnyčioj, ar darbe, ar savo namuose, ar gatvėje. Ar išeinam, ar ateinam, ar atsikeliam, ar atsigulam. Tavo šlovę trokštam matyt. Tavo šlovę trokštam matyt. Tavo valdžiai pasiduot. Sura mana neherederalera grizirigi. Viešpats karaliauja, aš sakau, viešpats karaliauja. Jis karaliauja visoje žemėje. Sonomezere geralera brizirigi. Hallelujah, ranamezere geralera beralera grizirigi ralera rezirigi. Hallelujah, ranamehere deralera grazaragi. Taip, Dieve, tu viską keiti. Tu viską keiti savo dvasia, savo buvimu, savo artumu. Tu viską keiti, tu gyvenimo aplinkybės keiti. Tu priešiškas aplinkybės keiti. Tu priešo armiją išsklaidai, tu viską keiti. Tu atneši pergalę ten, kur tu ateini, ten atneši pergalę. Hallelujah, ranamesere keralera brazaragi. Hallelujah, ranamesere geralera reherederalera reheredi. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, mano Dieve, naralera grisiri giralera resiri kesike. Shera mana nosoro koroloro brisiri giralera renderike. Hallelujah, Yesu mazara garalera grenderike. Hallelujah, reheredi. Hallelujah, ranamesere geralera grisiri. Tu viską keiti, Dieve, tu viską keiti. Nuo tavo artumo viskas keičiasi. Žemė keičia savo veidą. Mūsų gyvenimai keičiasi, mūsų širdis keičiasi. Kai tu ateini, Viešpatie Jėzau, viskas keičiasi. Viskas paklūsta tau. Viskas paklūsta tavo žodžiui. Sunamezere geralera grizirigi. Ora shibari giridirala brisirin karalara renderigi. Hallelujah, ranna mehere derala grasara gerala renderigi. Hallelujah, ranna mesirigi. Hallelujah, ranna mesirigi. Shera mana nosoro kurala brasarangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Dieve, šlovinsiu tave. Šlovinsiu tave, šlovinsiu tave per amžius, šlovinsiu tave per amžius, šlovinsiu tave per amžius, šlovinsiu tave, Dieve, nes tu viską keiti, tu viską keiti, sunamesere geralera grizirigi, šira mana nesere geralera grizirigi, visa žemė gali drebėti, kalnai gali griūti. Dešinėje kris 1000 ir kairėje 10 000, bet aš vis tiek šlovinsiu tave, šlovinsiu tave, šlovinsiu tave, nes tu esi didžiausias, tu didesnis už mano širdį ir tu žinai viską, tu didesnis už šią visatą ir tavyje telpa viskas, tavyje viskas telpa. Šlovinsiu tave per amžius, Dieve, tave šlovinsiu, tavo vardui giedosiu, tavo vardą išaukštinsiu, su tavim pasiliksiu. Šyra mano neįsirinkė, į tave žiūrėsiu, kas bevyktų mano gyvenime, mano žvilgsnis bus prikaustytas prie tavęs, nes tu mano meilė. Nes tu pasirinkai mane.
nes tu pasirinkai mane, kad būčiau tavo, kad priklausyčiau tau, mūsų viešpatie, mūsų Dieve. Mes tavo tauta, mes šlovinam tave, žinodami, kad niekas neatskirs nuo tavęs, nei nuogumas, nei skurdas, nei liga, nei negalia, nei karas, nei badas. Niekas neatskirs nuo tavęs, nes tavo gailestingumas yra visur. Kur nuo tavo veido aš pabėgčiau? Tavo gailestingumas liejasi visur, jis prisiliečia prie visko. Ura mana neherendera lara grandirikė. Mano viešpats didis, gailestingasis jo vardas, jo malonė amžina. Ir mano širdis tai žino, ir mano širdis jam atsiduoda, jam pasiduoda. Hallelujah, rena mehere terala graisiriki. Hallelujah, rena meherende. Hallelujah, rena meherendera brandiriki. Hallelujah, rena meherendera brandiriki. Hallelujah, rena meherendera brihiridi. Hallelujah, rena meherende. Hallelujah, rena meherende. Jo meilė amžina, jo meilė nesibaigia, jo meilė prisiliečia prie visko, kas yra mūsų viduje, mūsų širdise. Jo meilė nesibaigia, jo meilė visada laimi, Kura mana neherendera lara grendiriki. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, rena neherende. Tavo meilė visa apimanti, visa uždeganti. Tavo meilė švelni, ji nežino pralaimėjimo. Tavo meilė karšta. Tavo meilė kaip ugnis. Tavo meilė nugalėjo. Jinai uždega mūsų širdis, mūsų gyvenimus. Sunana harandera lara grenderigė. Hallelujah, rana neherende. Tavo meilė keičia viską. Tavo meilė keičia viską. Hallelujah, rena meheredera lara grihiridira lara brisiriki. Hallelujah, rana meherendera lara grenderiki. Tavo meilė keičia viską aplink mus, viską mumise. Tavo meilė keičia žemės veidą. Tavo meilė gelbsti pavergtuosius. Tavo meilė išlaisvina prislėgtuosius. Hallelujah, rana meherendera lara grenderiki. Hallelujah, 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 leherede. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dieve, laukiam tavęs. Dėkojam tau už tavo meilę, už tavo auką, už pervertas rankas, už kryžiaus mirtį. Mes dėkojam tau, dėkojam viešpatie. Ir matom tave viešpataujantį, karaliaujantį, išaukštintą, vainikuotą. Taip, tu esi karaliumi vainikuotas. Tu laikai skeptrą, tu turi valdžios skeptrą. Mes pripažįstam tai ir lenkiamės prieš tave. Lenkiamės prieš tave ir sakom, tu vertas,
Tu Dievas, kuris vertas šlovės, gyriaus ir garbinimo. Tu Dievas, kuris vertas, sonomesere keralara greizirigi, rahana mehere deralara brandirigi lara braskaranda. Hallelujah, ranna mehere de. Hallelujah, ranna mehere de. Hallelujah, ranna mehere de. Tu vienintelis karalius, vienintelis viešpats, vienintelis, kuris mus išlaisvinai, kuris pašalinai mūsų kaltę, mūsų gėdą, kuris apvilkai mus savo teisumu. Ora šybari girdį, savo krauju mus nuplovė, vartus mums atvėrė į dangaus karalystę per savo kryžių ir savo kraują. Ir mes lenkiamės prieš tave, mūsų viešpatį. Halleluja, rana meheredi, rena mahara daralara greisi rikeralara reheredi. Tu vertas, tu vertas, tu vertas, tu vertas, tu vertas, tu vertas, tu vertas. Taip, Dieve, tu vertas. Visa kūrinyje šaukia, tu vertas. Dangus ir žemė atkartoja, tu vertas. Tavo bažnyčia sako, tu vertas. Nuotaka šiandien sako, tu vertas. Tu vertas. Tu vertas būti išaukštintas. Tu vertas šlovę priimti. Tu vertas karaliauti. Tu vertas sėdėti soste. Tu vertas sulaužyti antspaudus. Tu vertas perskaityti knygas. Tu vertas. Tau šlovė. Tau šlovė, Dieve. Kiesi kena nehere deralara greisi. Halleluja, rana nehere. Sakama. Tu vertas, tu vertas, tu vertas, tu vertas, Jėzau. Mes matom tave sostą, tu vertas. Ir tavo kraujas šiandien kalba garsiau už Abelio kraują, garsiau už visų avių, avinėlių, ožių ir telyčių kraują. Tavo kraujas kalba garsiau. Tu vertas, viešpatie, tu vertas. Lenkiamės prieš tave, lenkiamės garbinimą, lenkiamės ir sakom, kad tu vertas, tu vertas, tu vertas Dievas. Karūnuotas,
karūnuotas šlovės karalius, laikantis valdžios skeptrą. Tu didis, tu galingas, tu nugalėtojas, tu triumfuoji mūsų Dieve. Halleluja, ranane heredei. Halleluja, ranane heredei. Halleluja, ranane heredei. Halleluja, halleluja. Dieve, aš noriu dėkoti už šventąją dvasią. Aš dėkoju Viešpatie Jėzau, kad tu atidavei savo gyvybę. Viešpatie, tu įėjai mirti ir tu buvai prikeltas, Dieve, ir kad atsiųstų mums, Viešpatie, savo dvasią, kad atsiųstų mums godėją, kad atsiųstų mums mokytoją, kad atsiųstų mums, Viešpatie, advokatą iš tikrųjų. Aš dėkoju už šventąją dvasią. Aš dėkoju už tą dvasią, kuri pakelia, Viešpatie, kuri prikelia mirusiuosius, kuri išlaisvina, Viešpatie, surištus, taip kaip Samsoną, Viešpatie, kuris buvo surištas 7 naujausiam virvėm. Bet, Viešpatie, kai nužengė Dievo dvasia, jisai suplėšė tarsi pakulas, suplėšė šitas naujausias virvės, Dieve. Dieve, taip kaip Abraomas su savo išlavintais tarnais, Viešpatie, su 318 tarnų, Dieve, bijosi ir sumušė šio pasaulio valdovus ir išlaisvino, Dieve, savo artimuosius, Viešpatie, Dieve. Tu lavini, tu šventoji dvasia mus mokai, tu lavini mus kovoti, tu lavini mūsų rankas, tu lavini mus kovoti iš tikrųjų, Dieve. Haleliuja, kovo, gerą tikėjimo kovą. O taip, mes esam kviečiami kovoti gerą tikėjimo kovą, taip, mano Dieve. Ir aš žinau, šventoji dvasia, kai tu ateini, Viešpatie, mes pakylam, Dieve, iš suglebimo, Dieve, mes pakylam iš abejonių, mes pakylam iš visokių baimių, Dieve, mes pakylam iš visokių surišimų, Dieve, mes pakylam, Dieve, ir tiesiog suplėšom, Dieve, bet kokias virves, Dieve, kurios nori mus surišti tiesiog, Dieve, kaip pakulos jos, Viešpatie, bet kokios virvės nukrenta tiesiog dabar. Ir visa tai, Jėzau, yra dėl tavo švento kraujo. Dėl to, kad tu atėjai, Dieve, dėl to, kad tu nugalėjai tamsą, dėl to, kad tu išvedėjai mus į laisvę, dėl to, kad tu perkėlei iš tamsos į šviesos karalystę. Taip, mano Dieve. O, aš dėkoju už šlovingą gyvenimą, aš dėkoju už pergalingą gyvenimą, aš dėkoju už pergalingus metus, Dieve. Taip, aš dėkoju už pergalę, Dieve. Mano širdis džiugaus, mano lūpos, Viešpatie, šlovins tave, Dieve. Aš stovėsiu pergalę, aš skelbsiu pergalę, Dieve. Haleliuja, Dieve, kaip ir kiekvienas Dievo vaikas, kuris yra pašauktas į pergalę. Aš dėkoju, Dieve, už šio sekmadienio pergalę. Aš dėkoju, Dieve. Aš dėkoju. O, aš dėkoju, Dieve, dėl tavo kraujo, Viešpatie, dėl tavo kraujo, Dieve, haleliuja, ne iš savęs, ne dėl mūsų, Viešpatie, kažkokio ypatingumo, bet dėl tavęs, mano Dieve, dėl tavęs, Jėzau. O, dėkojam, Dieve, dėkojam už tavo kūną, dėkojam, aš dėkoju už ugnį. Aš dėkoju, Viešpatie, kad tu sugrąžini į bažnyčią ugnį, kad tu sugrąžini ugnį į mūsų maldos gyvenimus, kad tu sugrąžini į kiekvieno širdį ugnį, Dieve. Ta ugnis, Dieve, kai jinai dega, kai jinai liepsnoja, Dieve, tamsa traukiasi, Dieve. Haleliuja, visokios gyvatės traukiasi, Dieve. Taip, mano Dieve, kai laužas dega, Dieve, plėšrūnai traukiasi, Viešpatie. Ir aš meldžiu, kad šitas laužas vis stiprėtų. Aš meldžiu, kad šita ugnis vis stiprėtų, Jėzau. Tu atėjai, sakai, aš atėjau uždegti ugnies ir aš taip trokštu, kad jinai jau liepsnotų visoje žemėje. Tu atėjai atnešti, Dieve, tos ugnies, dvasinės ugnies. Aš dėkoju, Dieve, ir aš meldžiu, Viešpatie, kad mes nepailstumėm, nesuglebtumėm, Dieve. Haleliuja. Sako, įsižiūrėkite į savo tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų Kristų, kuris priešinosi nuodėmei iki kraujų, nepasidavė iš tikrųjų. Dieve, ir mes esam kviečiami. Dėkoju, Viešpatie, aš laiminu šitą duoną, aš laiminu, Viešpatie, sultis. Taip mes priimam, tai yra tavo kūnas atiduotas už mus ir tai yra tavo šventas kraujas, Dieve, pralietas mūsų nuodėmėms nuplauti. Ačiū tau.
tiesų, Dieve, tu atėjai uždegti žemėje ugnies. Ir tu trokšti, kad jinai jau liepsnotų. Tai tavo žodis, tai tavo troškimas. Ir niekas negali tam paprieštarauti. Tai, ko tu trokšti, tu ir įvykdai. Tu sakė, atėjau atnešti žemėje ugnies ir tu ją atnešiai. Ir tu uždegi kiekvieną širdį. Uždegi mūsų širdis savo ugnimi. Tu mūsų uždegi, Viešpatie, kad mes liepsnotume dėl tavęs, ieškotume tavęs, uždegi tą troškimą artintis prie tavęs, nes be tavęs mes niekad nesugalvotume, kad tu mums reikalingas. Tai tavo dvasia mums kalba, ieškokite Viešpatį. Ieškokite Viešpatės, laukite Viešpatės. Tavo dvasia tai kalba mūsų širdims. Ir mes užsidegam, ir mes ieškom, ir mes trokštam, ir mes artinamės. Ir mes dėkojam tau, Dieve, iš tiesų už šventąją dvasią, kuri gyvena mumyse, kuri kalba mums ir per mus. Mes dėkojam tau, Viešpatie, už tą žodį, kurį tu atneši per savo šventąją dvasią, kurį tu duodi išgirsti. Ir šiandien prašau, Dieve, tavo patepimo, kad žodis skambėtų, žodis, kurį tu davei, kurį tu apreiškiai, kad jis suskambėtų, kad jis negrįžtų pas tave tuščias, bet atliktų tai, dėl ko jis yra siųstas. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kas buvot maldoje arba perklausėt šio trečiadienio maldą, girdėjot, kad vienu metu skambėjo tokia pranašystė ir paskui likusią savaitės laiką kažkaip Dievas man dar daugiau atvėrė iš šitos temos ir norėčiau apie tai pakalbėti, būtent, kad tai yra permainų laikas. Šitie metai tarsi permainų metai. Ir kad ateina daug įvykių ir gali būti, kad metų pabaigoje žmogus sakys, šiemet buvo tiek daug įvykių, kad aš jaučiuosi pragyvenęs kokių 10 metų, o ne 1. Ir iš tikrųjų tie įvykiai, jie tankės. Ir aš dabar, jeigu trečiadienį aš dar nebuvau užtikrinta, ar tas žodis yra konkrečiam žmogui ar konkrečiai vietoviai, ar jis yra globalus, tai šiandien galiu pasakyti, kad vis dėlto aš linkus manyti, kad tas žodis yra globalus. Tos permainos, tie pokyčiai, tie įvykiai, jie liečia visą žemę. Ir nesakau, kad aš esu pranašas tautoms ir čia dabar kažką globaliai noriu atpalaiduoti, bet Jėzus sako, kad jūs turit pažinti ženklus. Jeigu jūs matot, kad figmedžio šakelė suminkštėjo, žinot, kad ateina pavasaris, toj viskas žydės. Ir sako, lygiai taip pat jūs turite atpažinti dvasios ženklus. Ir aš manau, kad pats Dievas, jis suinteresuotas kalbėti kiekvienam savo vaikui, kiekvienai bažnyčiai, kiekvienam, kuris vaikšto su juo, nes jis nenori nieko daryti mums nežinant. Jis kalba dideliem pranašam, jis kalba mažiem pranašam, jis kalba iš vis nepranašam, bet jis duoda savo žodį, siunčia, kad mes susigaudytume, koks dabar laikas. Ir iš tiesų mes matom tai, kas vyksta jau nuo šių metų pradžios, atrodo dar labiau suintensyvėjo kažkokie globalūs įvykiai ir sukrėtimai, kurie ir iki tol buvo pakankamai intensyvūs. Ir jeigu anksčiau žmonija patirdavo, tarkim, vieną sukrėtimą per kokių 50 metų, dabar neseniai man mama atsiuntė tokį, kaip vaizdo įrašą apie šaltą žiemą, 78 metų labai šaltą žiemą, kad buvo iki -40, iki -50 laipsnių tada šalčio. Ir galvoju, tokie įvykiai pasitaikydavo kartą per 50 metų ir jie kažką padarydavo, kažką galbūt vienoj vietoj
sugriaudavo, sunekodavo, bet žmonės turėjo laiko visą tai atstatyti, priimti, susitvarkyti su pasiekmėm ir kalbų užtekdavo keliom ateinančiom kartom. Senelis pasakodavo, tarkim, atsimeni, va tokiais tai metais buvo sausra, arba tokiais tais metais buvo ten gaisras didžiulis miško, arba dar kažkas. Tų įvykių buvo pakankamai reta, bet dabar jie dažnėja. Jie dažnėja ir iš tiesų kažkaip man Dievas parodė, kad tie įvykiai bus kaip banga po bangos. Jeigu žmogus yra audringoje jūroje arba valtis audringoje jūroje ir viena banga užsirita, tik atrodo spėja įkvėpti oro antra banga, dar tik nespėja atsipeikėt, nusipurti to vandens trečia banga ir viskas eina žymiai tankiau. Nespėja užgesinti vieno gaisro, ar kažkokio staigaus įvykio, kritinio įvykio. Jau kitur kyla gaisras, jau kitur kažkas nutinka. Ir galiausia paskutiniais laikais tie įvykiai bus tiek tankus, kad jie taps įprasti. Jau atrodo nieks nebesistebės. Ai, dar kažkur sugriuvo, ai, dar kažkur lėktuvas nukrito, ai, dar kažkur užsidegė. Nespės žmonės gaudyti tų žinių, nes jų bus labai daug. Ir primena man Jėzaus žodžius iš Mato 24 skyriaus 8 eilutė, jis sako, visa tai tik gimdymo skausmų pradžia. Tai gimdymo skausmų pradžia ir gimdymo metu skausmai intensyvėja ir dažnėja. Ir gimdyvė nebeturi kada pailsėti, ji nebegali miegoti, ji neturi kada įkvėpti, atrodo. Bet kiekviena ta banga, kiekvienas tas sąrėmis, jis priartina. Jono 16:21 gimdydama moteris būna sielvarto prislėgta, nes atėjo jos valanda. Bet kūdikiui gimus jis skausmą užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė į pasaulį žmogus. Šitie sukrėtimai, šitos bangos, šitos kančios, jos nėra šiaip savo, jos priartina. Ir kaip gimdymo metu tos sąrėmiai priartina kūdikio gimimą, taip dabar tarsi visa žemė, visa visata yra tose gimdymo skausmuose ir tose sukrėtimuose, kančiose, kad priartintų Jėzaus sugrįžimą. Nes jeigu skaitysim Mato 24 skyrių, ten apie tai ir kalba, kokie bus tavo sugrįžimo ženklai. Ir Jėzus sako, va tas įvyks, anas įvyks, karalystė prieš karalystę sukils, badmečiai, žemės drebėjimai, neramumai. Bet sako, jūs nenusigaskite, jūs nesidairykite į šonus, nes visa tai turi įvykti. Ir tokiu laiku svarbu yra išlikti susitelkus. Kaip gimdymo metu svarbu išlikti susitelkus į tą galutinį rezultatą, taip ir čia sako, visa tai turi įvykti, kančia ir skausmas yra neišvengiami būsimo džiaugsmo palydovai. Kančia ir skausmas įveda į džiaugsmą. Kančia ir skausmas įveda į džiaugsmą. Tie sukrėtimai, jie iš vienos pusės, galima jos pavadinti ir teismais, ne? Tie sukrėtimai tai savotiški teismai, kurie verčia prabusti, nes kai sukrėtimai vyksta, tu jau nebegali miegoti. Ir prabusti ir tos kančios, tie sukrėtimai, jie kalba apie būsimą džiaugsmingiausią įvykį, apie viešpatės sugrįžimą. Todėl svarbu į tai koncentruotis. Koncentruotis ne į dabartinį skausmą, ne į įvykius, ne į kažkokius tai nepatogumus, bet į ateitį. Jėzus grįžta. Jėzus grįžta. Ir Apreiškimo 19:7 sako, džiūgaukime ir linksminkimės ir duokime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Čia kalba apie bažnyčią.
kad bažnyčia atėjus tai dienai, Kristaus sugrįžimo dienai, bažnyčia bus pasirengusi. Yra pasirengusi, jo nuotaka pasiruošusi. Ir aš mąsčiau apie tos žodžius pasiruošusi, kągi tai reiškia būti pasiruošus. Ką tai reiškia, ką apima tas pasiruošimo procesas iš tikrųjų. Kaip būti pasiruošus Kristaus sugrįžimui. Man iškilo kelios rašto vietos, šiandien gal tik vieną iš jų perskaitysiu. Tai iš Esteros 2 skyriaus. Esteros knygos nuo 8 eilutės. Žinot, kad karalius tuo metu, karalius Ahasveras, ieškojo gražių mergaičių. Ir buvo paskelbtas įsakas, kad iš visų kraštų surastų gražių mergaičių, kad iš jų galėtų karalius išsirinkti savo karalienę, išsirinkti savo žmoną. Ir štai buvo Estera, žydaitė. Ji taip pat buvo paimta į karaliaus namus. Ir štai nuo 9 paimta Hegajo moterų prižiūrėtojo globon. Mergaitė jam patiko, 9 eilutė, ir įgijo jo palankumą. Jis greitai parūpino jai įvairių papuošalų ir tai, kas jai priklausė, bei 7 tarnaitės iš karaliaus namų ir apgyvendino ją ir jos tarnaitės geriausiojo moterų namų dalyje. Toliau šiek tiek praleisiu. Kiekviena mergaitė tik po 12 mėnesių pasiruošimo galėjo įeiti pas karalių Ahasverą. 6 mėnesius jos tepėsi miros aliejumi ir 6 mėnesius įvairiais kitais tepalais ir kvepalais. Mergaitė eidama pas karalių turėjo teisę pasiimti iš moterų namų ir į karaliaus namus, ką tik norėdavo. Jie ateidavo vakare, o rytą eidavo į kitus moterų namus, kurie buvo eunucho Šašgazo žinioje. Jis buvo karaliaus sugulovių prižiūrėtojas. Ji daugiau nebeįeidavo pas karalių, nebent karalius ją pamėgdavo ir pakviesdavo vardu. Kai atėjo Esteros, Mordechajo dėdės Abihailo dukters, kurią jis buvo įsidukrinęs eilė, ji nieko neprašė, pasiėmė tik tai, ką eunuchas Hegajas jai patarė. Estera patiko kiekvienam, kas tik į ją pažiūrėdavo. Estera į karaliaus Ahasvero rūmus nuvedė 7 jo karaliavimo metų 10 mėnesį. Karalius pamilo Esterą labiau už visas kitas moteris ir jie atrado jo akise daugiau malonės ir palankumo negu kitos mergaitės. Jis uždėjo ją ant galvos karališką karūną ir paskelbė ją karalienę vietoj Vaštės. Ką tai kalba? Mes nekalbam dabar apie žemiškus dalykus, apie karaliaus haremą, gerai, patį principą paimam. Kad nuotaka, karaliaus sužadėtinė, turėjo tam tikrą laiką ruoštis. Ir ką aš čia matau, kad pasiruošimo laikas, jis nėra skubinamas. Skiriama net 12 mėnesių. Visi metai tai nuotakai pasiruošti. Ir to pasiruošimo vestuvėm, pasiruošimo susitikimui su jaunikiu tu negali paskubinti. Ir net ir pagalvokim apie savo, aš galvoju, pavyzdžiui, apie savo vestuvės arba mūsų sūnaus vestuvės artėja. Yra tam tikras laikas, kai jie nusprendžia tuoktis, yra tas pasiruošimo laikas ir nuotaka ruošiasi, jinai stengiasi, apgalvojami įvairiausi dalykai, kaip jinai pasipuoš, kaip jinai atrodys, kaip jinai kvepės ir taip toliau. Tai reiškia, nuotakai reikia to laiko. Ir kas čia įdomu, kad viso to, kas jai reikalinga pasiruošimui, kas jai parūpina? Jai parūpina karalius. Visi šitie kvepalai, kosmetikos gaminiai ir visa kita, visi rūbai, visą parūpina jau pats karalius, pats jaunikis. Ir mes turim viską, ko mums reikia, kad galėtume pasiruošti
Visa tai mums duoda mūsų jaunikis, mūsų viešpats. 6 mėnesius ji tepėsi miros aliejumi. Ir kai pasigilini į šito aliejaus būtent reikšmę, miros aliejus, jis yra šiek tiek kartus, turi kartų poskonį. Miros aliejus įeina į patepimo aliejaus sudėtį. Miros aliejumi buvo pateptas Kristaus kūnas, kai Juozapas iš Arimatėjos atnešė šitų kvapių tepalų po mirties. Ir tą patį aliejų naudodavo ir dar nuo senų laikų, dar Egipto laikais mirusiųjų balzamavimui. Ir man tai kalba, kad pasiruošimo laikas jis apima mirties laiką. Nuotaka jinai miršta savo troškimams, savo gyvenimams, savo svajonėm. Galbūt ji miršta netgi tam nerūpestingam kažkiam mergystės gyvenimui, kai jinai buvo viena ir jinai pati darė tai, ką jinai norėjo. Jinai visam tam miršta, kad jinai įeitų, susijungtų su savo jaunikiu ir dabar gyventų jam. Tai va tas pasiruošimas, jis apima mūsų mirtį, savo įsivaizdavimams, savo troškimams, savo žinojimui, savo galbūt patirčiai tam tikrai, kurią aš turėjau anksčiau. Nes kaip ir čia rašo, kad visas jos gyvenimas po to, kai jinai bus pristatyta karaliui, pasikeis. Jinai išeis jau iš tų namų, iš karaliaus rūmų, jin bus nuvesta į moterų namus ir ten jau pasiliks visada. Ir matom, kad Estera iš tikrųjų buvo graži, buvo nuolanki, jinai nieko savo per daug nereikalavo, jinai priėmė tai, kas jai duota ir tai išnaudojo ir ką jai tas prižiūrėtojas patarė, tik tai jinai nešėsi į karaliaus namus. Ir karalius ją pamilo. Karalius ją pamilo, jis pamatė jos grožį ir ne tik, aš manau, kūnišką grožį, bet ir jos širdies grožį, jos nuolankumą ir jis padarė ją karalienę. Jis ją vainikavo, jis ją išskyrė iš visų kitų. Ir prieš istoriją šitos Esteros tapimo karalienė yra 1 skyriuje. Aš nupasakosiu, neskaitysiu, bet karalius Ahasveras ten iškėlė didelę puotą ir ta puota truko kelis mėnesius. Ir vieną kartą jis jau kai sukvietė visus miesto gyventojus, jiems padengė sodę ir jis norėjo atvesti tuometinę karalienę, ją pakvietė, kad jinai ateitų, kad visi pamatytų jos grožį. Bet karalienė atsisakė paklusti karaliaus žodžiui, atsisakė išeiti prie žmonės, atsisakė atsistoti šalia karaliaus ir būti kartu su juo. Dėl to ta karališka garbė nuo jos buvo nuimta. Dėl to vietoj jos reikėjo surasti kitą. Ir jeigu pagalvosime, tą pirmoji karalienė Vaštė, jinai lygiai taip pat praėjo pro visą tą pasiruošimo laikotarpį, ne? Jinai lygiai taip pat ruošėsi mirti savo, jinai lygiai taip pat kvėpinosi to atsidavimu karaliui, savo vyrui. Jinai lygiai taip pat gavo iš jo viskas, kas reikalinga, visus rūbus, visus kvepalus, visą maistą. Ir tuo metu, kai karalius ją pakvietė, parašyta, kad jinai kėlė puotą moterims. Iš nieko kito jinai nekėlė kaip iš karaliaus resursų, nes karalienė naudojasi tais pačiais resursais, kurios turi karalius. Ir nepaisant to, jinai atsisakė jam paklūsti. Yra ta grėsmė pamiršti, iš kur tu gauni, iš kur mes gaunam malonę, iš kur mes gaunam aprūpinimą, kas iš tikrųjų yra mūsų šeimininkas, dėl ko aš čia tokia visa graži ir tvarkinga, vien dėl to, kad karalius pamilo mane, jis mane aprūpino. Nes mes visi kaip žmonės, kaip krikščionės, kaip Kristaus šeima,
buvom kažkada atrasti, visai nespindintis, sakyčiau. Ir Ezekielis rašo apie Jeruzalę. Kai tu gimei, tavo virkštelė nebuvo nupjauta, nebuvai nuplauta vandeniu, nei ištrinta druska, nei vis stiklais suvystyta. Nė vienas nepažvelgė į tave su gailesčiu ir nepadėjo tau. Kai gimei, buvai išmesta laukan, tavo siela buvo bevertė tą dieną, kai gimei. Aš ėjau pro šalį ir matydamas tave gulinčią kraujyje tariau, gyvenk. Sakiau tau gulinčiai savo kraujyje, gyvenk. Ir iš tikrųjų mes gimstame šitą pasaulį, jau neždami tą prigimtinę nuodėmę. Ta nuodėmė, kuri gyvena mumyse, jin turi potencialą viską sugriauti visą gyvenimą, mūsų aplinkinių gyvenimą. Bet Dievas sako, gyvenk. Ir kai mes gimstame šį pasaulį, kažkaip labai dabar stipriai suprantu, kad ta nuodėmė, jin turi tokį potencialą, visa tai, kas vyksta šitoje žemėje. Žmogus galėtų žemę, velnio padedamas aišku, sunaikinti akimirksniu. Tik Dievas patrauktų savo ranką, savo saugančią ranką. Viskas būtų sugriauta, sunaikinta, susprogtų ir išsilydytų ir nieko neliktų. Bet tik iš Dievo malonės mes dar gyvenam. Tik iš Dievo malonės net ir žmonės, kurie nepažįsta Dievo, jie gyvena, jie dirba savo darbus, jie krauna savo turtus, jie tvarko savo reikalus. Dėl to, kad Dievas yra maloningas, dėl to, kad jis laiko ištiesęs savo ranką ir sako, gyvenk. Gyvenk, daryk, kvėpuok, valgyk, džiaukis. Ir štai toliau sako, aš užauginau tave kaip lauko augalą. Užaugai, subrendai, tapai labai graži, iškilo krūtinė, užaugo plaukai, tačiau tu buvai plika ir nuoga. Kai išeidamas pažiūrėjau į tave, buvo atėjęs tavo meilės laikas. Aš apdengiau tavo nuogumą savo apsiaustų, prisiekiau tau, padariau su tavimi sandorą, sako Viešpats, ir tu tapai mano. Dievas mato, kada kiekvienam iš mūsų ateina laikas susitikti su juo. Kiekvienas žmogus turi per kažką pereiti, kad subręstų tam, kad priimtų Dievo meilę, ne? Kad priimtų jo išgelbėjimą. Ir kiekvien tai galioja tiek žmogui asmeniškai, tiek miestams, tiek tautoms. Yra kažkoks tai laikas, kai tauta pasirengusi, kai miestas pasirengęs, kai žmogus pasirengęs. Ir tai įvardinama kaip tas meilės laikas. Jis subrendo, jis jau gali priimti. Ir tada sako Dievas, aš tave apdengiau savo apsiaustu. Jis padengė, kad mes nebebūtume nuogi. Ir aš sako, tau prisiekiau, padariau su tavimi sandorą ir tu tapai mano. Ir ta sandora yra iniciatyva išeina iš Dievo. Jis panoro mus pamilti, jis panoro mums prisiekti, padaryti sandorą ir padaryti mus savo. Kaip ir tam pavyzdys su Estere matėm, karalius panoro. Jinai jam patiko ir jis uždėjo jai karūną. Toliau sako, aš apiploviau tave vandeniu, nuploviau tavo kraują, patepiau aliejumi, aprengiau margais drabužiais, apaviau brangiais odiniais sandalais, apgaubiau ploną drobę, uždėjau šilkinį šydą ir papuošiau papuošalais, ant rankų užmoviau apyrankes, ant kaklo grandinėlę, į nosį įvėriau žiedą, į ausis auskarus ir ant galvos uždėjau puikų vainiką. Tu pasipuošiai auksu ir sidabru, ploną drobę, šalikais ir margais audiniais, valgiai kvietinius miltus, medų ir aliejų, buvai graži ir pasiekei karališką didybę. Garsas apie tave sklido tautose dėl tavo grožio, nes pasipuošusi papuošalais, kuriuos tau daviau, pasiekei tobulą grožį, sako Viešpats Dievas. Viskas ateina iš Dievo. Iš jo ateina drabužiai, iš jo ateina apavas, iš jo ateina papuošalai, iš jo ateina maistas
iš jo ateina šlovė, taip kad jinai pasklinda aplinkui. Ir bažnyčia, apsivilkusi visu tuo, ką duoda jai Kristus, pasiekia tobulą grožį. Jinai pasiekia tobulą grožį, apsirengusi jo teisumu, apsirengusi jo šventumu, turinti jo išmintį, valganti jo žodį, gerinti jo tą šventosios dvasios vyną, jinai tampa graži, jinai tampa išskirtinė. Ir mes kitąsyk apie tai pamirštam, kaip karalienė Vaštė pamiršo, iš ko jinai maitinasi, iš ko jinai gauna savo šlovę ir orumą. Ir bažnyčia kartais apie tai pamiršta ir galvoja, kad jinai čia pati iš savęs tokia graži. Dar kartą primenu, šitas žodis nėra netikintiems, nėra pagonėms. Ezechielio 16 skyrius, jeigu perskaitysit, tai yra žodis Jeruzalei. Tai yra žodis viešpatės paveldui, tai yra žodis jo tautai, kurią jis išsirinko. Ir jis mato tai. Jis mato tai. Jis nori padaryti bažnyčią gražią, nori ją aprengti, nori ją maitinti, nori ją išlaikyti, nori, kad jinai atspindėtų jo grožį ir jo šlovę. Bet paskutinė eilutė 15. Bet pasitikėdamas savo grožiu, tu pradėjai paleistuvauti ir atsiduodavai kiekvienam praeiviui. Ką tai reiškia? Žinot, mes kitą kartą galvojam, kad Dievas mane išgelbėjo, kad aš galėčiau be rūpesčių gyventi savo gyvenimą. Bet ne taip jis viską mato. Jis išgelbėjo mus tam, kad mes gyventume su juo, kad mes būtume susijungę su juo. O dažnai būna taip ir kartais girdi netgi atvirai, taip sakant, ačiū Dieve, ačiū tu mane išgelbėjai, tu mane išlaisvinai, tu mane atstatei, tu mane išgydei, o toliau aš pats. Toliau aš pats susitvarkysiu. Ačiū tau, viso gero, padarei, kad galėjai. Dabar aš pats. Bet mes nesukurti būti nepriklausomi nuo Dievo. Jis nori, kad taptumėm viena. Kad jis gyventų manyje ir per mane. Kad aš gyvenčiau jame ir juo. Kad jis būtų mano pagrindinis šaltinis, pagrindinis rūpestis, pagrindinis tikslas, troškimas. Jis mus sukūrė taip, kad mes tik tai jame ir su juo galim būti pilnaverčiai. Čia dabar man iškilo, nežinau, dėl to sapno apie prezidentienę. Čia ne mano sapnas, čia atsiuntė vienas žmogus, krikščionis žmogus atsiuntė dar, jis pasidalino tokiu sapnu ir sapne matė, kad reiškia tarsi minia žmonių laukia kažkokio reginio ir išeina mūsų prezidento žmona, gražiai apsirengusi, rūbose dominuoja raudona ir aukso spalva ir jinai išeina ten kažkokią kalbą pasakyti, skaito tą kalbą iš filosofinės knygos kažkokios ir jinai sako, nežinau, ar tai iš filosofinės, ar tai iš techninės ir sako, matau, kad prezidento žmona, jinai išėjus iš veido, jinai atrodo pavargus ir jinai po to sako, kaip man buvo sunku iš tos knygos skaityti, kažkaip sunku buvo. Ir taip supratau, kad tai yra prezidentienė, tai yra įvaizdis bažnyčios, kuria yra Kristaus nuotaka. Prezidentas turi visą valdžią, kaip Kristus turi visą valdžią. Prezidentienė yra šalia tiek, jinai gauna tą poziciją dėl jo iš tikrųjų. Jeigu jis nebūtų prezidentas, jinai irgi nebūtų niekas ir jokių kalbų neskaitytų. Tai va, ir kas mane užkabino tam sapne, kad jinai buvo viena, jinai buvo be prezidento. Antras dalykas, kad jinai buvo pavargusi. O Jėzus sako, mano našta yra lengva ir mano jungas švelnus.
Kai tu darai Dievo darbą su Dievu, tai tu nepavargsti, tu nesijauti pavargęs, tu priešingai jautiesi pakylėtas. Ir jinai ėjo viena ir jinai skaitė ne iš tų knygų, iš filosofinių, iš techninių knygų. Ir kitas įk atrodo, kad užtenka mums išmanyti kažkokią techniką. Jeigu aš žinau, kaip šlovinti, kokius akordus parinkti, kokią ten giesmę parinkti, jeigu aš moku eiliuot, tarkim, ir kažkas įvyks. Arba išmanyti, visus pasninkus, visas maldas žinau ir visur dalyvauju ir viską darau teisingai, tvarkingai, kaip ten fariziejai sakė, 2 kartus per savaitę pasninkauju, ten atiduodu 10 nuo rūtų, nuo mėtų. Aš žinau techniką, žinau reikalavimus, aš juos išpildau, bet tai automatiškai nepadaro įspūdžio Dievui. Ir kaip praeitą sekmadienį Darius priminė, ar užpraeitą, kad jeigu aš kažką darau, bet neturiu meilės, tai yra skambantis simbolai. Ir bažnyčia, kuri nusigręžia nuo Dievo, nuo Kristaus, tai kalba apie, aš užbėgu jau savo už akių, bet tai kalba apie tai, kad jinai pamiršo meilę. Tas paleistuvavimas, apie kurį kalba pranašas, paleistuvavai ir atsiduodavai kiekvienam praeiviui. Bažnyčia jau semėsi jėgos ne iš Dievo, bet iš kažko kito. Jinai ieško, tarkim, garsių žmonių, arba efektyvių technologijų, arba garbingų vardų. Ir jinai arba pradeda eiti ir elgtis kaip šis pasaulis, tarkim, naudodama tas pačias technologijas vadybos ar dar kažko tai, arba jinai pradeda žavėti žmonėmis, pateptais žmonėmis netgi, Dievo žmonėmis. Bet Dievas sako, kad tai nėra tai, prakeiktas, kas pasitikė žmogumi. Svarbiausia atrama yra jis, svarbiausia atrama yra jaunikis. Svarbiausia atrama yra mūsų Dievas ir negali jo paleisti iš akiračio ir nukreipti savo dėmesį į kažką kitą. Iš pranašo Ozėjo dar noriu perskaityti. Čia bus 2 skyrius. Norėjau šiek tiek daugiau negu aš čia turiu užsirašius. Čia vėlgi visas skyrius kalba apie tą patį, apie Dievo tautos nusigręžimą nuo savo Dievo. Nuo 7 eilutės galiu paskaityti. Ji bėgs paskui savo meilužius, bet jų nepavys. Ji ieškos jų, bet nesuras. Tada jis sakys, grįšiu pas savo pirmąjį vyrą, nes anuomet man buvo geriau negu dabar. Ji nesuprato, kad aš jai daviau javų, vyno, aliejaus ir parūpinau daug sidabro bei aukso, kurį ji panaudojo Baalui. Iš tikrųjų, Dievas kaltina savo tautą, kad tai, ką jinai gauna iš Dievo, tą malonę, tą turtą, jinai panaudoja svetimiems dievams garbinti. Ir kalba apie teismą, kad gėda bus atidengta ir taip toliau, bet nuo 14 eilutės sako, aš ją viliosiu, išvesiu į dykumą ir paguosiu ją. Aš ten jai duosiu vynuogynus ir Achoro slėnį, vilties vartus. Ji gėdos ten kaip jaunystėje, kaip išėjusi iš Egipto krašto. Ta diena, sako Viešpats,
tu vadinsi mane savo vyru ir nebevadinsi savo šeimininku. Arba kiti vertimai sako, nebevadinsi manęs mano Baalas. Baalas žodis ir reiškia šeimininkas. Aš pašalinsiu Baalo vardus nuo jos lūpų ir ji nebeminės jų. Ta dieną sudarysiu sandorą su laukiniais žvėrimis, padangių paukščiais ir žemės ropliais. Karą, lanką ir kardą pašalinsiu iš krašto ir leisiu jiems saugiai gyventi. Aš susižadėsiu su tavimi amžiams. Susižadėsiu su tavimi teisumu ir teisingumu, malone ir gailestingumu. Susižadėsiu su tavimi ištikimybę ir tu pažinsi Viešpatį. Aš pasėsiu ją savo tame krašte, pasigailėsiu tos, kurios nebuvo pasigailėta. Ir sakysiu tiems, kurie nebuvo mano tauta, tu mano tauta, o jie atsakys, tu mano Dievas. Taigi kalba apie tą sugrįžimą. Sako, aš ją viliosiu į dykumą. Žinot, dykumoje nėra nieko, kas tave blaškytų. Ten nėra į ką pasižiūrėti. Nėra didingų pastatų, nėra gražių žmonių, nėra kažkokio judėjimo, judesio, kuris mus supa kiekvieną dieną. Tai sako, aš viliosiu į dykumą. Aš viliosiu ten, kur atrodytų nieko nėra. Ir ten aš ją paguosiu. Savo tautą, savo bažnyčią. Aš ją noriu išvesti ten, kur jinai nebematys, nebus niekieno blaškoma, kur jinai matys tik mane. Ir ten aš jai duosiu vynogynus ir Achoro slėnį vilties vartus. Kodėl čia paminėtas Achoro slėnis? Ar žinot, kas tai yra? Kai ėjo, reiškia, Izraelio tauta užimti pažado žemės, jie nugalėjo Jericho miestą, ne? Ir paskui buvo jų kelyje Ajo miestas. Ir ten jie pralaimėjo. Ir pralaimėjo dėl to, kad vienas žmogus, Achanas atrodo, ne? Pasisavino tai, ką Viešpats liepė sunaikinti. Pasisavino, tai paslėpė savo palapinėje. Tai yra, jis nepakluso Viešpatės žodžiui. Dėl to visa tauta patyrė pralaimėjimą. Ir tame slėnyje Achanas buvo sudegintas paskui. Užmėtytas akmenimis ir sudegintas tada, kai paaiškėjo jo nuodėmė. Tai yra, Achoro slėnis kalba apie netyrumą, apie pralaimėjimą, apie gėdą, apie mirtį, ane? Bet sako, šitie vartai, aš juos padarysiu vilties vartais. Ten, kur buvo pralaimėjimas, ten, kur buvo gėda, ten, kur buvo nepaklusnumas, ten yra viltis, kad atsiras kažkas naujo. Dievas suteikia tą viltį ir sako, jį gėdos ten kaip jaunystėje, kaip išėjusi iš Egipto krašto. Tauta sugrįš, tauta ateis pas savo Dievą ir vėl jo džiaugsis. Ir visi pašaliniai dievai, visi kiti užsiėmimai, visa kita bus pašalinta nuo jos lūpų, jinai kalbės tik su savo Dievu. Ir Viešpats sako, aš tą dieną išgirsiu, aš susižadėsiu. Žinot, Dievas šito, mes žinom apie tai, kad jis ištikimas. Mes tai kartojame, žinom, Dievas ištikimas, jis nepakeičia savo sprendimo. Ir iš tikrųjų tai yra jo troškimas, kad mes gyventume su juo, kad mes būtume su juo, kad mes kalbėtume jam. Ir jis šito neišsižada. Netgi tada, kai žmogus nuklysta, kai bažnyčia nuklysta, kai bažnyčia susižavi kažkuo kitu, kas jai atrodo įdomesnės ar didesnės už Dievą. Kai bažnyčia susižavi pačia veikla, o ne Dievu, kuris tą veiklą įkvepia, netgi tuomet Dievas laukia. Jis negali mūsų išsižadėti, nes jis pamilo. Jis negali išsižadėti savo nuotakos, savo bažnyčios. Jam tik rūpi, kad ta nuotaka būtų pasiruošusi. Ir jeigu grįžtum vėl į tą eilutę iš apreiškimo Jonui, kur parašyta jo nuotaka pasiruošusi. Kai aš varčiau skirtingus vertimus, viename iš jų buvo prierašas, kad šitas sakinys nuotaka pasiruošusi, aramėjiškai
gali būti verčiamas kaip jo nuotaka jį myli. Jo nuotaka jį myli. Pasiruošimas neturi prasmės, jeigu tu nemyli. Nuotaka ruošiasi vestuvėm todėl, kad jinai myli. Todėl, kad jinai nori susituokti ir būti su savo jaunikiu, būti su savo vyru. Tai meilė daro jos tą pasiruošimą, daro prasmingą. Ir ne tik Dievas mus pamilo ir nori lieti mums savo meilę, bet ir jis laukia tos meilės iš mūsų. Kaip Darius skaitė tą eilutę iš 110 psalmės, jis atsigeria iš savo paveldo tarsi upelio. Jis atsigeria iš savo paveldo. Tai kai jis mato savo paveldo meilę, savo bažnyčios meilę, tai jį pradžiugina, tai jį pastiprina ir jis nugali ir jis atneša tą savo pergalę. Jo pergalė tada matoma per mus, kai mes mylim. Be meilės viskas yra tik skambantis simbolai, tik gražus žodžiai. Iš tiesų, perskaitysiu dar iš Apreiškimo 2 skyriaus. Antras skyrius nuo 1 eilutės. Žodis Efezo bažnyčiai. Efezo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje 7 žvaigždes, kuris vaikščiojo tarp 7 aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų. Tu ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra, ir radai juos esant melagius. Tu ištvėrei, esi kantrus ir dėl mano vardo triūsiai ir nepailsai. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatgailausi, greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Dievas sako, viską žinau. Žinau, kiek tu dirbai. Žinau tavo ištvermę. Žinau, kad tu priešinėsi piktajam. Žinau, kad tu ištiri tuos, kurie skelbiasi esą apaštalai. Žinau, kad tu kantrus, kad tu nepavargsti, bet kai ką aš turiu prieš tave. Iš tikrųjų, tu palikai savo pirmąją meilę. Ir visi tie darbai, kurie atlikti be meilės, Dievui įspūdžio nedaro. Taip sako, žinau tuos darbus. Bet kodėl tu nusigręžiai, kodėl tu palikai savo pirmąją meilę? Ir sako, atgailauk. Atgailaut reiškia sugrįžti. Sugrįžti vėl prie tos pirmosios meilės. O jeigu ne, tai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Žibintuvas kalba apie bažnyčios valdžią, apie bažnyčios autoritetą. Iš tikrųjų, jeigu nėra meilės, bažnyčia rizikuoja, aš turiu omeny mūsų meilės Dievui, nes jo meilė jinai visada yra. Bažnyčia rizikuoja prarasti savo valdžią ir savo įtaką. Ir kartais pagalvoju, kodėl mes, tarkim, kalbam apie Dievą, skelbiame Evangeliją, bet niekas neateina. Todėl, kad mums nešviečia tą meilę per mus, kad mes būtume įsimylėję Dievą. Aš atsimenu, kai aš tik atėjau pas Viešpatį, tik įtikėjau, aš kalbėjau savo draugiai, savo klasiokiai, geriausiai savo draugiai. Ir jinai atėjo bažnyčią ir paskui man pasakojo, man buvo įdomu, sako, kas tai pakeitė mano draugę Iną, kad jos akis dega. Ir kai jinai kalba apie Jėzų, kažkokį Jėzų, kurio jinai buvo domėjusi visai kitom religijom, budizmu ir ten dar kažko tai. Bet jinai atėjo į bažnyčią dėl to liudijimo. Liudijimas, kuris buvo įkvėptas meilės Dievui. Kaip atpažinti, kad mes palikome savo pirmąją meilę?
yra tam tikri ženklai. Jeigu tu pastebi, vėlgi, kai aš įtikėjau, aš atsimenu, kai grįždavau po paskaitų ir skubėjau prie savo Biblijos, Naują Testamentą, tada gavau dovanų. Man nesvarbu buvo nei valgyti, nei gerti po paskaitų, svarbiausia skaityti, kas ten toliau buvo. Buvo tokia didžiulė trauka. Aš nepraleisdavau jokių susirinkimų, jokių maldų, jokių lastelių, todėl kad žinojau, kad ten bus Dievas. O jeigu bus ten Dievas, tai jis kažką veiks, kažką darys. Ir o jeigu aš ten neateisiu, tai aš praleisiu. Aš praleisiu tą susitikimą, manęs ten nebus. Ir mane tai vedė, ta meilė Dievui. Bet jeigu ilgainiui atsiranda tarsi kitų užsiėmimų ir tu pastebi, kad ateina maldos laikas, o tu savo mastai, kad dar šitą žinutę atsakysiu, dar ten nueisiu skalbyklę užsuksiu, dar kažką padarysiu. Ir tu nebėgi, nelauki susitikimo su savo mylimuoju, o tu jį atidėlioji, tarsi nustumi. Jeigu atsiranda kažkokių reikalų, kurie neleidžia tau ateiti pas Dievą, kurie tarsi užgesina tą laukimą ir tą ugnį, nuotaka jinai laukia, jeigu skaitysit giesmių giesmę, kaip ta nuotaka tiesiog persekiojo savo jaunikį. Ėjo ten, kur jis avis gano, ėjo ir visur tik laukia, kada, kur man surasti savo mylimą, kur man jį surasti. Jeigu jis čia, aš einu čia, jeigu jis ten, aš ten eisiu. Tai yra įsimylėjusios nuotakos bruožas. Jinai ieško kiekvieno susitikimo. Jai graudu, kai reikia atsiskirti. Ir vat kai pastebi tos ženklus, kad jau kažkas kitas tave paima daugiau negu Dievas, kažkokie rūpesčiai, kažkokie darbai, kažkokie malonumai, kažkokie, ten tarkim tas pats Facebookas, tinklai, jie užima didesnę dalį tavo laiko negu kažkas kitas. Pramogos, negu Jėzus, negu Dievas. Tai ženklas, kad laikas atgailauti. Laikas atgailauti ir grįžti prie pirmosios meilės. Nes ir žodis sako, kad tik iš mūsų meilės žmonės pažins Kristų. Tik iš to, kad mes jį mylim. Tik iš to, kad mes dėl jo, galima sakyti, einam iš proto. Tik iš to, kad mes apie jį tik galim šnekėti. Nes jis nuostabiausias, jis žaviausias. Ženklas, kad atsitraukiai nuo pirmosios meilės, tai irgi yra ir tai, kad tarsi apdulka viskas. Tarsi gyvenimas praranda skonį, darosi viskas neįdomu, tu atrodo bandai susižadinti ir taip, ir kitaip, ir vienos veiklos imiesi, ir kitos, bet viskas tarsi be skonio. Tarsi valgytum be druskos. Niekas nedžiugina, tai irgi ženklas, kad pirmoji meilė apleido mane. Bet kaip matėm, kaip skaičiau iš Ozėjo pranašystės, kad jis sudarys tą sandorą iš naujo. Jis apgaubs, vėl atiduos tos gražius rūbus. Jam svarbu, kad mes sugrįžtume, kad nuotaka sugrįžtų prie jo, kad nieko kito nematytų. Nuotaka pasiruošusi tada, kai jinai myli. Ir jeigu šiandien jūs klausot, kur jūs bebūtumėt, ar salėje, ar už ekrano ribų klausot ir jaučiat, kad tai jūs liečia, kad tas Jėzaus kaltinimas, kad tu palikai pirmąją meilę, skirtas jums. Dabar yra laikas. Dabar yra laikas atgailauti ir sugrįžti. Atgailauti ir sugrįžti. Bažnyčia nuotaka, kuri pasitiks Jėzų,
Ji iš tiesų nežiūrės į didelius žmonės, į įtakingus žmonės. Jinai nesižavės tais, kurie vadina save dideliais. Jinai nesižavės žmogumi, jinai žiūrės tik į Jėzų. Ir iš tikrųjų Jėzus ir dėl šito perspėja, vėlgi 24 Mato Evangelijos skyriuje, kadangi įsigalės nedorybė, daugelio meilė atšals. Tai nėra, kad aš kažkokia bloga, kad palikau savo meilę. Aplinkybės jos verčia, jos veda į tai. Kadangi įsigalės nedorybė. Ir kai sakiau, kad tų įvykių bus daug, vienas po kito, vienas už kitą baisesni. Ir mes matysim nedorybę politikoje, nedorybę ekonomikoje ir netgi nedorybę bažnyčioje. Mes tai matysime, kaip tai įsigali. Ir kai kurie žmonės, jie pasipiktins, jie sakys, kur yra Dievas. Kaip Dievas gali leisti tokius dalykus. Ir meilė Dievui atšals ir sakys, jis netoks jau geras ir netoks jau mylintis. Jis netoks jau teisingas. Ir meilė jam atšals vien dėl to, kad tų įvykių bus daug ir jie vienas kitą seks ir jie užgoš, tarsi užlies, tarsi nuplaus tą meilę iš mūsų. Bet Jėzus sako, kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Visame tame sūkuryje, kai banga po bangos liejasi, kai atrodo neturi į ką atsiremti, neturi kaip atsikvėpti ir labai svarbu nepaleisti jo iš savo žvilgsnio, nepaleisti Jėzaus iš savo fokuso. Kai išnyri, atrodo gali atsikvėpti kažką tai ir sakai, Jėzau, aš vis dar su tavim. Ir vėl banga nubloškia ir vėl išnyri, Jėzau, aš su tavim, tu mane palaikai. Tu vienintelis, kai viskas aplink nestabilu, tu vienintelis mane palaikai. Neleisk, kad ta mano meilė atšaltų. Neleisk, kad jinai atšaltų, kad aš susižavėčiau kažko kitu arba tapčiau iš viskam abejingas. Kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Ir taip svarbu nesudėti savo vilčių į kažką kitą ir neišsigąsti. Ir dar vienas patarimas, kaip neprarasti meilės, kaip nebūti užgoštam ir nublokštam visų šitų įvykių, kuo mažiau klausyti televizijos iš tikrųjų. Nes tos žinios jos tikėjimo neatneša, jos stiprybės neatneša, jos bloškia kaip tos bangos, bloškia. Ir geriau kuo daugiau pasilikti jame, pasilikti Dievo žodyje, nes ten yra tiesa. Nes jis parodo mums iš tikrųjų ne tik tai tuos įvykius, kurie dabar yra, kurio atrodo tiek daug, kad tave išmuša iš koto, bet jis parodo mums ir pabaigą. Jis parodo Kristaus sugrįžimą šlovėje. Jis parodo, kaip Dievas surinks savuosius iš visų pasaulio kraštų. Ir jis yra ištikimas savo žodžiui ir jis neuždels ir jis iš tiesų ateis. Ir jeigu šiandien dar jis delsia, tai yra tam, kad kuo daugiau žmonių spėtų pasiruošti. Nes jis nori, kad kiekvienas būtų išgelbėtas. Kad kuo daugiau žmonių, aš turiu omeny Dievo žmonių, kuo daugiau žmonių pasakytų, aš atgailauju, kad palikau pirmąją meilę. Sugrąžink mane, Viešpatie, ten, kur buvau nuo pat pradžių. Sugrąžink ir vėl pripildyk mano širdį. Kad kuo daugiau žmonių išgirstų ir atgailautų ir sugrįžtų. Ir iš tikrųjų pasitiktų jis šlovėje ir džiaugsme. Aleliuja, Dieve. Mums nereikia žiūrėti į pasaulio lyderius, į politinius lyderius ar ekonominius lyderius, kurie žada viską išspręsti akimirksniu per kelias valandas. Mums nereikia pasitikėti žmonėmis. Aš nesakau, kad nereikia melstis už lyderius. Taip reikia, nes jie turi tam tikrą misiją, tam tikrą pašaukimą iš Dievo. Ir raštas ragina melstis už savo karalius, už vadovus, už politinius lyderius. Bet sudėti viltis, kad ten ar ten pakils kažkoks politinis lyderis, kuris galėtų išspręsti šios žemės problemas, kažkokias situacijas, karus, badus ar kažkas, tai yra naivu. Tai yra naivu, niekas to neišspręs.
Tik vienas Dievas. Aleliuja, Dieve. Tu esi didis. Jeigu šiandien tu supranti, kad tau reikia grįžti prie pirmosios meilės, aš prašau, uždėk savo ranką ant širdies, kur tu bebūtum, ir sakyk: Dieve, atleisk man. Atleisk man, kad aš leidau kitiem dalykam paimti viršų mano gyvenime. Kad aš buvau apgautas rūpesčių, apgautas turtų, apgautas šlovės, apgautas gražaus įvaizdžio. Atleisk man, Dieve. Aš noriu sugrįžti prie tavęs. Aš noriu, kad mano širdis vėl užsidegtų tą pirmąją meilę. Aš noriu, kad tu man būtum pats svarbiausias, kad į tave sudėčiau viltis. Ne į žmogų, ne į karjerą, ne į išsilavinimą, ne į žmonių nuomonę, ne į politinius lyderius, ne į ekonomiką. Bet aš noriu grįžti prie tavęs. Sugrįžti ten, nuo kur nupuoliau. Kad mano širdis vėl degtų meilę tau. Kad ta meilė vestų mane ir džiaugsme, ir išbandymuose. Kad ta meilė suteiktų man jėgų, suteiktų sparnus. Kad aš verščiausi į tave ir trokščiau tavęs. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Viešpatie, tu lauki mylinčios nuotakos. Ir aš noriu būti to dalis. Aš noriu būti nuotaka, kuri myli, kuri ieško susitikimo, kuri skuba į tą meilės puotą. Aš dėkoju tau, Dieve, kad tu atstatai, kad tu nenori, kad mūsų žibintuvas būtų patrauktas, bet nori pripildyti mus, pripildyti tą žibintuvą savo aliejumi, kad jis degtų ir šviestų, apšviestų mūsų gyvenimą, mūsų artimųjų gyvenimą, apšviestų šito miestą, apšviestų Lietuvą. Dieve, mes dėkojam tau, mes priimam meilę iš tavęs, mes užsidegam tą meilę, mes norim būti su tavimi. Dieve, aš esu tavo. Dėkoju tau, kad tu pamilai, kad tu ištikimas, kad tu suteiki viltį, kad tu vilioji mane į dykumą, kur niekas neblaškys manęs, kur būsiu tik aš ir tu. Ir aš sugrįšiu prie tavęs. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiandien žodis buvo nuotakai. Iš tikrųjų, Biblijos ta žinia tokia ir yra. Aš taip pastebėjau, tie simboliai: jaunikis, nuotaka, ištikimybė, paleistuvystė, meilė. Čia kalba apie santykius ir aš galvoju, kaip iš tikrųjų bažnyčia nutolus nuo to Biblijos, nuo tikro Dievo širdies, nutolus ir jinai daugiau užsiėmus, nežinau, vadovavimu, valdymu, viešpatavimu, kažkokiu ten karais, gal ginčais. Kai iš tikrųjų dar tokia mintis prabėgo, daug minčių prabėgo, bet viena prabėgo, kad tarsi atrodo, iš vienos bažnyčios gali gimti daug kitų bažnyčių, atrodo, jinai dalinasi, skyla kaip ta ląstelė, daug įvairių, didesnė, mažesnė. Ir čia nėra problema iš tikrųjų, tai kad Dievo daugėja, Dievo žmonių daugėja, čia nėra problema. Bet tie santykiai turėtų būti mylimi, meilės, pagarbos. Ir jeigu iš tikrųjų tie tarp tų žmonių, kurie buvo kartu, paskui kažkur kitur, tarkim, daugėja,
tų maldos namų ar Dievo namų daugėja Lietuvoje ar mieste. Ir jeigu jis išsineštų meilę ir būtų santykiai tarpusavio meilės pagristi, tai meilės tik daugėtų visur. Mūsų tautoje daugėtų. Iš tikrųjų, ne kažkokių, ne kitokių, bet meilės. Aleliuja, Dieve, dėkoju šiandieną dar ir už tavo žodį, ir už dvasią. Ir dar paskutinė ta mūsų dalis, paaukojimas iš tikrųjų. Tai neturiu jokių skambių žodžių, bet prašiausiai iš širdies pasitikėjau jo aprūpinimu ir prisidedi prie jo darbo ir tokiu būdu. Dieve, laiminam paaukojimus, laiminam šitas aukas Viešpatie, laiminam iš tikrųjų. Dėkojam, Dieve. Tu duodi mums. Iš tavęs ateina aprūpinimas kaip iš karaliaus, kaip tu aprūpini savo karalienę, Dieve, taip tu aprūpini savo nuotaką, taip tu iš tikrųjų. Ir tu kvieti mus į meilės, santykius ir į poilsį, į ramybę iš tikrųjų, nes tu mumis rūpinėsi, Dieve. Kaip karalius išlaikė Viešpatie savo nuotaką, kaip jis ją rengė, Dieve, taip ir tu mus rengi iš tikrųjų, Dieve. Ir aš noriu pasitikėti, Viešpatie, kad tu kiekvieną iš mūsų aprengi, pamaitini iš tikrųjų, gražiau už laukų leliją, gražiau negu Saliamonas tu mūsų aprengi iš tikrųjų. Aš dėkoju, Viešpatie. Jėzaus Kristaus vardu. Šiandieną baigiam tarnavimą, palaiminimai mūsų klausytojams, tie, kurie perklausys, galbūt ne vieną kartą. Aš tikiu, kad šitas žodis, jisai yra toks, jis yra pranašiškas, jisai globalus, jisai yra nuotakai, jisai yra skirtas bažnyčiai. Amen.